Šiuo metu Los Andžele vyksta filmo Tarp pilkų debesų pabaigimo darbai. Čia filmas buvo montuotas, čia filmo dabar dirbama prie garso darbų ir filmo režisierius Marius Markevičius papasakos, kas šiuo metu vyksta, kur studijoje įrašinėjame filmo himną. Jo, mes turėjom įrašyti Lietuvos himną. Mes pakvietėm 30 žmonių iš choras čia, lietuvių Los Andžele bendruomenė, atėjo kaip savanoriai. Ir buvo labai gražu, ten daug aistros, čia buvo amerikonai, kur dirbo ir dirba šitam studijau. Jie nustebo, kiek emocijos, jie nesupranta žodžius, nieko nesupranta, bet jie jautė tą emociją ir jiems buvo labai didelis įspūdis. Tavo sūnus, tas stiprybę semia, tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės, tegul dirba tavo naudai ir žmonių gerybės. Kartojom 30 kartų Lietuvos himną, bet nuo pirmą kartą aš jaučiau šiurpuliukai. Ir tai tikrai tas jausmas, mes esam labai toli nuo Lietuvos, bet kad ta aistra čia yra ir labai stipra ir ypatingai dėl vasario 16, čia buvo tokia, įspūdinga diena, aš nepamiršiu šitą dieną.